Kaip žinia, manęs nebuvo praeitą savaitę bažnyčioje. Bent jau šitoje. Kitoje buvau. Kelionė yra labai įdomi, nes Juozas išrinko vieną automobilio modelį. Ir iš tikrųjų aš noriu paliudyti, kaip aš nusipirkau automobilį Vokietijoje, apie kelionę į priekį ir kelionę atgal. Ir viešas mane tikrai gausiai, turbūt yra per mažas žodis pasakyti, kaip jis mane palaimino. Tai yra daug daugiau nei gausiai. Ir viskas turėjo vykti labai greitai. Nes buvo suderėta, kad aš tą automobilį pasiimsiu per savaitę laiko. Bet kadangi pas mane kita savaitė buvo šiek tiek užimta, tai aš stengiausi kuo greičiau tą padaryti ir atlikti. Ir šeštadienį nusipirkau lėktuvo bilietus, kadangi jie buvo pigus. Jeigu taip žvelgiant į kainas, lėktuvo bilietai šeštadienį kainavo 88 eurus, kai kitomis dienomis virš 200 į Rotterdamą. O, Dortmundą, Ispanijau. Jo, į Dortmundą. Taigi, nusipirkęs lėktuvo bilietus, galvojau, nuvažiuosiu, pasirašysiu tą dieną sutartį, paimsiu mašiną ir važiuosiu atgal į Lietuvą. Bet pardavėjas, kuris gyveno mažame miestelėje, paminėjo, kad jisai turi keliauti tą dieną į vestuves. Todėl šeštadienį man nepavyko pasirašyti sutarties ir reikėjo galvoti, kur nakvoti. Tai bandžiau susirasti iš tikrųjų kokių nors pigių motelių. Galbūt kokie žmonės galėtų man padėti, kur apsinakvoti. Parašiau Markui, kuris gyvena Leipcige, kad gal jis žino kažkokių tai krikščionių ar bažnyčių netgi, kad galėčiau apsilankyti bažnyčioje sekmadienį pas juos ir kartu pernakvoti keletą dienų, nes man reikėjo 2 naktis kažkur tai nakvoti. Bet buvo viena bažnyčia galbūt ir netoli, tačiau man nebuvo labai patogu pas juos važiuoti. Taigi aš nusprendžiau iš tikrųjų važiuoti tiesiai man tą miestelį, kur reikėjo. Taigi iš Dortmundo oro uosto nuvažiavau su autobusu iki traukinių stoties, su traukiniu nuvažiavau iki vieno miestelio. Su traukiniu nuvažiavau iki miestelio, kuris vadinasi Coesfeld ir tada aš išlipau vieną stotelę per anksti, nes tiesiog pavadinimas šviesinti atrodė labai panašus, kur man reikia lipti, kadangi buvo tas pats žodis, tik ten šiek tiek skiriasi. Tai aš išlipau tenais, pasirodo, vieną stotelę per anksti. Ir tada ėjau pėsčiom 8 kilometrus. Ėjau gatve ir stengiausi, iš tikrųjų, aš turėjau su savim navigaciją. Aš galėjau nueiti labai paprastai, tačiau aš stengiausi, nežinau kodėl, bet tiesiog klausinėti žmonių, kur man eiti, koks yra kelias, kur randasi tas miestelis, kur randasi autobusų stotis. Ir aš tiesiog klausinėjau žmonių. Ir iš pradžio, aišku, aš paklausdavau, ar tas žmogus šneka angliškai. Ir didžioji dauguma atsakydavo, kad truputį šneka angliškai. Taigi aš su jais galėjau susišnekėti. Kai kurie atsakydavo, kad ne, aš nešneku angliškai, tai pokalbis ir neįvykdavo. Taigi aš nuėjau į man reikiamą vietą, vėliau atsisėdau autobusą, nuvažiavau į man reikiamą miestelį. Ir kadangi aš nežinojau, kur aš nakvosiu tame miestelyje, nes nebuvo nei jokių pažįstamų, nei nieko, dauguma žmonių galbūt sunerimtų. Ir aš asmeniškai esu toks žmogus, kuris mėgsta viską suplanuoti iš anksto. Suplanuoti, kaip nusigausiu tam tikrą vietą, kur nakvosiu, galbūt kažką net apžiūrėti, kažkokias įdomias vietas, tačiau man nepavyko suplanuoti tokio dalyko, kur aš nakvosiu. Tačiau aš buvau visiškai ramus savo širdyje, kad viešpats pasirūpins. Ir viena iš idėjų buvo nakvoti taip pat gatvėje, tiesiog ant suoliuko, nes jeigu nieks nepriims, tai nėra kitos išeities. Taigi, atvažiavau į tą miestelį. Iš tikrųjų, dar bevažiuojant autobusu, aš pamačiau, į autobusą įlipo vienas žmogus, jaunuolis, galbūt jaunesnis už mane, šiek tiek
pasipuošęs daugiau, kad eitų į klubą ir ant jo kaklo kabėjo grandinėlė, o ant grandinėlės labai didelis ir masyvus kryžius. Ir aš pagalvojau, kad galbūt jis važiuoja kartu į tą patį miestelį, kur ir aš važiuoju. Ir tada, jeigu ten išlips, aš pasikalbėsiu su juo ir galbūt pasigalėsiu permokti. Gal jis netyčia yra krikščionis, nors aišku, kaip žinia, visgi kryžiaus simbolis, tarp koks masyvus, kaip papuošalas jis yra. Jo. Tai, bet jis, net nežinau, kur išlipo, bet ne ten, kur aš išlipau. Bet su manimi tame miestelį išlipo viena moteriškė. Ir aš jau užkalbinau, bet jinai visiškai nešnekėjo angliškai, net negaliu atsakyti, kur yra koks motelis arba viešbutis, kad aš galėčiau nueiti ir pasiklausyti, gal tenais yra koks vieta man atsirastų. Bet jinai, kadangi nešnekėjo, tai aš tiesiog ėjau, kur akis matė. Ir priėjau vieną viešbutį, užėjau į jį, paklausiau, kiek kainuoja ir ar būtų vietos porai dienų. Kaina prasidėjo nuo 50 eurų nakčiai ir daugiau. Bet problema ta, kad visos vietos buvo užimtos. Vadinasi, viešbutis visiškai pilnai yra rezervuotas būtent tuo metu, kai man reikėjo. Taigi, šitas variantas atkrito. Tame miestelyje yra pora viešbučių. Ir man nurodė, aš paklausiau, kur yra galbūt kitas viešbutis, man nurodė, kad eik žemyn gatve ir ten prieisi viešbutį, kuris atrodo, sienos yra geltonos. Ir aš ėjau ir, gal iš tikrųjų ne iki galo priėjau, nes neradau, bet man pasimatė bažnyčia. Aš pamačiau bažnyčią ir pagalvojau, galbūt aš užeisiu į vidų ir su kunigu pasikalbėsiu, gal jis kažką gali pasiūlyti, gal aš pasigaliu pernakvoti. Aš užėjau į vidų, ten žmonės dar giedojo, buvo paskutinė giesmė, nes aš tik prisijungiau, atsisėdau, ten visi stovėjo, kai giedojo, atsistojau šalia jų ir po pusės minutės visi nustojo giedoti ir visi labai greitai išėjo iš bažnyčios. Priekyje aš mačiau vieną moteriškį ten kažką tai darė. Aš priėjau prie jos ir pradėjau kalbėti, sakiau, kad aš čia neseniai atvykau į miestą, kad galbūt aš kažkur galėčiau apsistoti, galbūt kažkas iš tikinčių mane galėtų priimti. Ir mane ta moteriškė nuvedė pas kunigą. Ir aš pradėjau kalbėtis su kunigu, jisai irgi gerai, kad kažkiek šnekėjo angliškai, tai susišnekėti buvo įmanoma. Kartais buvo jį sunku suprasti, bet susišnekėti tikrai buvo įmanoma. Ir aišku, kunigas manimi nepasitikėjo, nes visgi aš, kažkoks tai naujas žmogus, atvykau į miestą, kuris nori kažkaip tai pernakvoti, tačiau aš jam pasakiau, jeigu taip nepasitikė, aš paminėjau, kad aš tarnauju bažnyčiai su jaunimu ir atverčiau bažnyčios puslapį, parodžiau, kad čia yra mano kontaktai, mano nuotrauka. Toks įdomus dalykas yra, kad kai tas puslapis krovėsi, pirma užsikrovė Juozo nuotrauka ir po to buvo po Juozo nuotraukos jo ten vardas pavardė kontaktai ir mano vardas pavardė kontaktai. Ir aš atsakau, va žiūrėk, va čia aš. Ir bet rodydamas į savo vardą ir pavardę, o jis taip pažiūrė Juozo nuotrauką, sakom, kad ne tu. Po to jau užsikrovė ir mano nuotrauka. Taigi pamatė, kad esu bažnyčios tarnautojas. Tai pasitikėjimo lygis šiek tiek pakilo. Ir jis paminė, išėjom iš tikrųjų iš bažnyčios, perėjom į ofisą jo, kuris buvo šalia už kelių metrų, kadangi tas miestelis yra labai nedidelis, ten vieni šalia kitų gyvena labai arti, nors dauguma važinėja dviračiais arba mašinomis. Taigi nuėjom į jo ofisą ir sako, va čia galbūt yra kažkokia tai vieta, jo ofis dar pasikalbėjom, parodžiau, kad aš turiu daug pinigų ir visi šitie pinigai skirti mašinai. Ir tada jis paminėjo tokį dalyką, kad galim padaryti taip. Vieną naktį tu mėgi pas mane
ten buvo 3 aukštai, 3 aukštas skirtas svečiams. Vieną naktį tu miegi pas mane, antrą naktį tu miegosi viešbutyje, tu mūsų moki 25 eurus, o aš padengsiu likusią sumą. Bendroji sumoji ten buvo gal 50-60 eurų už viešbutį. Ir aš sutikau su tokiamis sąlygomis, nes tai tikrai buvo geros sąlygos. Tai aš tikrai turėjau kur miegoti. 2 naktis viešpats man palaimino vietą. Susimokėti už viešbutį. Ir aš pas kunigą miegojau nemokamai. Tai turėjau ir lovą. Aš jam tiesiog sakiau, kad nes kai su juo susitikau, pradėjom kalbėti, aš sakau, kad man visgi viešbučiai yra per brangus ir todėl aš priėjom tokį sprendimą, kad aš irgi iš tikrųjų pagalvojau apie tai, kodėl ne porą naktų, bet kai buvo, tai buvo. Ir vis tiek antrą naktį kunigas už mane sumokėjo dalį pinigų viešbutyje. Tačiau ir tai sekmadienį iš tikrųjų ryte mes atsikėlėme, pavalgėm pusryčius ir ruošėmės į bažnyčiais, katalikų kunigas yra ir mišios vyko vokiškai, taip kad aš nieko nesupratau, tik keletą žodžių, amen, aleliuja, taigi, bet šiaip nieko nesupratau. Bet tikrai įdomus dalykas yra tai, kad žmonės po bažnyčios, kai tik baigėsi pamaldos, yra linkę labai greitai išeiti. Nei pabendrauja, nei ką. Tai tas galbūt ir liūdina, bet gal jie vėliau susirenka kažkur kokiam grupeliam pabendrauti, nežinau. Nesu aš linkęs teisti, tiesiog paminėjau tokį kaip įdomų faktą. Taigi, mes po mišių su kunigu turėjome nuvažiuoti į viešbutį 9 valandą, nes mišios 8 valandą, 9 valandą turėjom būti viešbutyje ir mane ten turėjo kaip ir priimti. Bet viešbutis dar nebuvo paruoštas, kambarys nebuvo paruoštas ir todėl aš turėjau dar laisvo laiko. Ir man kunigas pasakė, kad 10:30 aš atvažiuosiu, jis ten turėjo išvažiuoti dar kitas mišias laikyti, kitame mieste ir aš atvažiuosiu kažkur tai 10:30. Ir aš kažkaip pagalvojau, kad 10:30 vakare. Nes jis gal dar kažkur ten važinės ir panašiai, ir aš taip galvau, kad, aš turiu vos ne visą dieną, ir aš galvau, po miestelį pasivaikščiosiu. Ir grįžom į jo namus, jis ten paliko man raktus, aš tikrai net nežinau, kad jis man paliko tuos raktus, ir jis taip išvažiavo, kadangi ten yra 3 aukštai, aš buvau 3 aukšte, ten susirinkinėjau savo angliškai. Aš 3 aukšte ten susirinkau savo daiktus, kurių man reikės vaikščioti po miestelį, ten pasiėmiau atsigerti ir piniginę. Ir kaip ir norėjau eiti, galvau, gal kažkas yra namie. Antro aukšto duris, jos užsitrenkė iš vienos pusės ir jeigu neturi raktų, negali atrakinti. Raktai buvo būtent viduje. Aš užtrenkiau duris ir kai užtrenkiau duris, man kažkoks blogas jausmas buvo širdyje, kad kažkas negerai. Aš nulipau į 1 aukštą, patikinau, nieko namie nėra, aš esu vienas ir galvoju, dabar visą dieną būsiu čia, nes išeiti aš niekur negaliu, kadangi raktai yra 2 aukšte užtrenkti. Durų negaliu išeiti ir palikti neužrakintų. Taigi, aš sugalvojau tokį dalyką. Iš pradžių aš meldžiausi, kad Dievas stebuklingai atidarytų duris, jis to nepadarė. Tada aš sugalvojau, kad aš galiu pabandyti iš sąvaržėlių išlankstyti tas vielytes ir bandyti kažkaip įsilaužti. Irgi nepavyko. Tada apačioje buvo kompiuteris ir aš labai nenoriai iš tikrųjų įsijungiau kompiuterį ir bandžiau surasti informaciją apie tai, kaip galima su tom vielytėm įsilaužti. Irgi nepavyko. Taigi aš laužiuosi į kunigo namus, bet nesėkmingai. Ir
kunigas iš tikrųjų grįžo 10:30, bet ne vakare, ryte. Ir aš nustebau ir iš karto sakau, o kaip smagu, kad tu atėjai ir turi ten raktus nuo antro aukšto, nes aš netyčia užtrenkiau. Ir jis sako, taip turiu, nuėjo atrakino ir tada, aišku, daug ramiau, širdės viskas tvarkoja. Tada aš, prisipažinau, sakau, aš jau bandžiau atrakinti tas duris kažkaip tai ir parodžiau, kad aš esu įjungęs kompiuterį, nes sakau, kad labai negerai pasielgė, visgi ten yra tam tikra informacija, finansiniai duomenys. Tai, aišku, man nemalonu buvo jungti kompiuterį, bet taip galvojau mano paskutinė viltis, kadangi visą dieną aš nenorėjau būti tenais užrakintas. Aš jam šitą paminėjau, bet jis kartojo, aš tau, bet minėjau, kad grįšiu tenais 10:30, aš jam bandžiau išaiškinti, kad aš galvoju, kad vakare, ne ryte. Taip gavosi, kad jisai nelabai suprato, kodėl aš taip dariau, nes jis paminėjo, kad tu galėjai palaukti. Tai toks nesusipratimas buvo. Bet nieko vėliau, po kurio laiko nuvežė jis mane į viešbutį, kuris buvo realiai už 5 minučių nuo jo namų pešiom. Tai nes ten pešiom galima nueiti iš vienos vietos į kitą, ten tas miestelis tikrai nėra didelis. Visą miestelį galima nueiti iš vieno galo į kitą gal per 20-30 minučių. Taip, kad ten jokių problemų nėra ir ten tikrai galima vaikščioti. Arba važinėti dviračiais, kaip dauguma daro. Gerai. Taigi, jis mane nuvežė į viešbutį, aš ten kaip ir apsistojau, apsigyvenau, viešbučio sąlygos buvo neblogos ir kadangi tai buvo sekmadienis, aš galvojau, nueisiu į parduotuvę apsiprekinti. Reikia ir pietų, reikia ir vakarienės, taip pat mano vanduo jau baigėsi, norisi gerti, bet visos parduotuvės yra uždarytos, niekas nedirba, išskyrus kai kurios kavinės ir viešbučiai. Taip, kad sekmadienį likau nieko nepešęs ir suvalgiau labai gerą iš tikrųjų pizzą, nors jinai buvo brangi, bet tikrai labai labai soti. Ir taip mano sekmadienis ir baigėsi. Pirmadienį aš pasirašiau sutartį pirkimo pardavimo su vokiečiu, kuris nekalbėjo angliškai. Bandėm susikalbėti per Google Translate, bet irgi sunkiai. Jis netgi skambino vieną kartą į Lietuvą, nes jis turėjo kažkokį kolegą Lietuvoje. Ir jis pasakė tam kolegai, ko jis nori. Ir kolega man perdavė informaciją, lietuviškai pasakė, ko jis nori. Ir tai buvo esmė, kad aš tu išimsiu laikinus 5 dienų numerius, kad tu galėtum nuvažiuoti į Lietuvą. Tai man, aišku, tokios sąlygos tiko, nes aš to ir norėjau. Taigi, šiek tiek taip sutvarkėm visus dokumentus ir aš galiausiai išvažiavau į kelią. Iš dalies išvažiavau, nes iš pradžių dar norėjau paimti savo navigaciją, kuri yra telefone. Ir kad neįsikrautų telefonas, reikia prijungti prie maitinimo šaltinio, bet priekyje, taip vadinama prikurkė, jinai neveikia, tik tais yra gale bagažiniai. Ir todėl savo telefono aš negalėjau krauti kelionės metu ir mano telefonas po truputį seko. Aš tada galiausiai sustojau McDonald'e pasikrauti savo telefoną, kad galėčiau toliau važiuoti į kelionę. Neišlaukau viso laiko, kol bus pasikrovęs telefonas, sėdau atgal į mašiną, tačiau aš savo telefoną padėjau į mašinos galą, kad jis tenais krautųsi, nes pagrinde visą laiką reikėjo važiuoti tiesiai. Ir aš taip ir dariau, ir važiavau tiesiai, ten po to jau mačiau po kurio laiko ženklas Varšuva, tada jau važiavau link Varšuvos iš Vokietijos. Bet kol buvau Vokietijoje, kai kuriuose vietose vykdavo remonto darbai. Kaip ir Lietuvoje vyksta keliuose remonto darbai, nieko keistų ir nieko ypatingo. Ir remonto darbuose yra apribojamas greitis. Tenais buvo greitis apribotas iki 80 km/h. Ir aš esu toks žmogus, kuris nemėgsta lėtai važiuoti. Aš mėgstu padidinti greitį. Ir aš padidinau greitį iki 124, kažkas tokio. Grubiai 125. Ir kai aš persikėvau kitą juostą, padidinau greitį, už manęs irgi persikėvau kita mašina. Ir aš taip pradėjau važiuoti, galvoju, kita mašina irgi mėgsta greitai važiuoti ir mes važiuojam. Išvažiavom iš tos juostos, pasidarė daugiau juostų vėliau, kai ten baigėsi remonto darbai. Tada buvo 3 juostos
ta mašina, kuri buvo už manęs, galia persiriekavo į trečią juostą, aplenkė mane, persiriekavo į antrą juostą ir galia stiklo išlenda užrašas policijai. Ir vėliau dar kažkoks vokiškas užrašas, kurio aš nesupratau. Vėliau po vokiško užrašo ėjo užrašas angliškas follow. Tada jau man buvo aišku. Man reikėjo sekti policijos mašiną, nes aš viršijau greitį. Na, mes nuvažiavom nuo autostrados ir sakė, kad tu viršijai greitį. Aš pasakiau, sakau, buvau toks nustebęs, aha, tikrai. Reikėjo sumokėti baudą iš karto, nes policininkas sako, you have to pay now. Ir, sumokėjau baudą ir tada toliau važiavau toliau, tada jau stengiausi labai, kadangi sumokėjau nemažą baudą, 150 eurų, tai todėl stengiausi toliau važiuoti pagal kelių eismo taisyklės, nors kartais jos buvo visiškai nelogiškos. Gerai, važiuojant, jau netoli būnant Lenkijos sienos, iš tikrųjų aš net nepastebėjau, nei ten kažkokių per daug ženklų nemačiau, nei dar kažko, aš taip nusprendžiau įsijungti radiją, kadangi kurį laiką buvau radiją išjungęs. Įsijungiau radiją ir taip aš girdžiu, kad kažkas jau lygtais lenkiškai šneka, galvoju, jau Lenkija netoli, ir taip žiūriu už minutės ar poros minučių, kad jau Lenkijos siena visai šalia. Labai greit įvažiavau į Lenkiją. Buvo labai ilga kelionė per Lenkiją. Jau kai buvau netoli Lietuvos sienos, gal kokie 200, gal 300 km, gal 200 km, kai man liko iki Lietuvos sienos, mane labai stipriai apėmė miegas, nes tikrai norėjusi miegoti, kadangi ilgą laiką nemiegojau. Ir akis nevalingai merkėsi ir iš dalies apsnūdęs buvau. Buvo ne kartą tokių situacijų, kai aš galėjau padaryti labai laisvai avariją. Nes tik akis prisimerkia, aš bandau vėl atsimerkti, žiūriu prieš mane galbūt stulpas yra išlindęs. Tada aš greitai pasukau vairą, kad atgal į kelią, arba taip netyčia jau lendu į kitą juostą. Taigi iš tikrųjų avariją tikrai labai laisvai galėjau padaryti. Bet viešpats mane nuostabiai apsaugojo ir, kaip galima sakyti, davė ir antrą kvėpavimą ir tada aš galėjau saugiai važiuoti į Lietuvą. Lietuvoje vėl buvau kurį laiką apsnūdęs, tada po kurio laiko aš užsileidau garsiai muziką, kad visus miegus išblaškytų ir mane tikrai viešpats saugiai nuvedė iki Vilniaus. Ir štai aš galiu būti čia dabar ir liudyti, kad viešpats nuostabiai palaimino mano kelionę, davė kur pernakvoti, saugiai palaimino, kad grįžčiau atgal į Vilnių iš Vokietijos. Taigi tikrai Dievo malonę patyriau kelionės metu ir tikrai esu be galo dėkingas už maldas. Dėkoju, kad meldėtės, nes tikrai žinau, kad viešpats atsako į maldas. Taigi dėkui ir būkite jūs irgi palaiminti.